Labai geras video apie nematomas aš. Čia skirta ir vyrams, ir moteriams. Kadangi darau dvi stovyklas, vieną moteriams, vieną vyrams. Ir kas yra nematomas aš, iš visko būtų aišku. Tai yra stovykla, kur tu 48 valandas grinai būni su savimi ir su savo kompanija uždaroje patalpoje, kur tu nieko nematai. Bet atlieki tam tikras užduotis, atlieki užduotis, kurios skirtos tau asmeniškai prisiminti save, savo vaikystę, paauglystę, visus gerus momentus, visus blogus momentus. Tu kaip kino filmą peržiūrėjus visą savo istoriją ir pradedi gyventi savo pilnavertį gyvenimą. Tu nusimeti savo senelių nereikalingas istorijas, nusimeti savo tėvų nereikalingas istorijas, nusimetė savo asmeniškai vaikystės nereikalingas istorijas, kurios buvo pridėtos mokyklos, kitų žmonių, kitų istorijų ir kitų galbūt netgi asmenybių, kurios griovė tavo gyvenimą. Asmeniškai netgi labai svarbus, tai yra tokie du žmonės kaip tėvai, kurie netyčia galbūt įmetė istorijos, kurios trukdo tau iki šiol pasiekti tikslus, patikėti savimi ir mylėti save, nes jie abu nerado harmonijos ir galimybių pamilti vienas kitą. Todėl nematomas aš tai yra vieta, kur per vieną savaitgalį sprendė pusę savo gyvenimo problemų. Bet čia visai nemeluoju, čia yra grina tiesa. Jeigu paklausytumėt vyrų istorijos, kas darosi po nematomas aš, tai gyvenime keičiasi taip kardinaliai, kad jie net nesupranta, kaip taip yra manoma. Kaip galima per tokį trumpą laiką, per vieną savaitę spręsti tiek problemų, prisiminti tiek istorijų, ištaisyti ir pradėti pilnavertiškai gyventi, kvėpuoti, kaifuoti, mėgautis viskuo, maistu, pinigais, verslu, moterimis, ko tik tai nori. Tau atsiveria visos galimybės pilnai priimti save ir patirti viską, dėl ko tu tai šitą žemę. Šitas kūnas tau duotas tam, kad tu patirtum visus malonumus ir visą skausmą. Klausimas vienintelis, ką tu nori patirti? Skausmą? Taip kaip tavo tėvai vien tik skausmą? Aš nemanau, kad tai yra tavo noras. Bet jeigu tu nori patirti harmoniją, turėti balansą, turėti tarp skausmo ir didžiausio harmonijos ir malonumo, balansą ir mėgautis viskuo, ko tik įmanoma, ir priimti viską, kas yra įmanoma. Ir kiekviena istorija taptų tavo geriausia pamoka ir galimybė augti, tu suvoktum, kad tu turi pačią gražiausią istoriją savo gyvenime. Aš tau siūlau susitikti su savimi ir nustoti savo meluoti. Kad tu meluoji kitiems, man neįdomu. Bet svarbiausia, kad tu nustotum savo meluoti. Kai tu nustosi savo meluoti, kai tu tiesiog priimsi kaip faktą, kad tu esi tiesiog toks, kad tu gali tiek ir nori to, apie ką dabar svajoji, ir slapčiomis ir nieks nežino, tik tu vienas, tu visą tai gausi. Ir būtent šitą stovyklą tau ir suteiks. Nesvarbu, ar tu esi vyras ar moteris. Jums abiems yra galimybė čia patekti ir jums abiems yra galimybė pagaliau pradėti gyventi. Tad junkis vyr.eu ir iki greitai.